Taigi, sveiki visi. Šiandieną, matot, turiu castingą rankose ir atvykau pagaudyti šiandien lydekų. Tai jau dabar yra birželio pabaiga. Atostogos viskas prasidėjo, tai labai fainai. Ir nusprendžiau tą progą pabandyti pagauti lydeką. Jeigu kas nors žiūrėjot mano video, kai gaudau linus, tai žinosit, kad labai norėjau tą vietą pabandyti. Ir ten man buvo, betraukiant raudę ant plūdės, užkibus lydeka. Tai pabandysim šiandieną sumedžioti lydeką būtent ten. Šiandien graži tokia diena, pradžiai labai apsiniaukę buvo, dabar saulė išlindo. Ir čia biški šaltesnės tos dienos, kol kas biški atšalo, bet jau nuo rytojaus šilt pradės. Tai dėl to nusprendžiau dar, kol nėra labai karšta, pabandyti ant lydekos, gal aktyvesnė bus. Ir štai turiu savo guminukų dėžę. Ką bandysiu, tiksliai pasakius, net neišsivaizduoju, bet tikriausiai kažką tai iš Savage Gear. Nes šitie guminukai, nežinau, man jie labai pasteisinę. Ir kažkaip tai visat sugebu aš ant jų pagauti. Nu tai nusprendžiau ir pabandyti su jais. Va. Užsidėjau pavadėlį, šiokį matyti yra styginis. Taip, šitos reikia biškį toliau padėti, kad man netrukdytų. Reikia į priekį pasidėti graibštą, kad būtų vietoj. Tas iš to castingų nežvėjau nuo pernai rudens. Tai jau šiek tiek galbūt primiršęs būsiu. Reikia susireguliuoti dabar vėl. Ir bandom pirmą metimą. Čia valas neatsimenu koksai, bet žinau, kad gal nuo 20, nuo 18, žinau, kad storas. Tai turėčiau nepadaryti ten labai daug tų barzdų, bet storas lydekom, dideliem masalam mėtyti ir taip toliau. Čia lelijos, tai va, apmėtysim savo iš visų pusių. O, geras metimas. Kabinau šolę. Stabdis reikia pažiūrėti, kaip čia sureguliuotas. O, kokį kupstą žolių turiu. Tai va, vienas minusas, tai šita valtis čia guminė yra, jinai, nu tokia, va, matot, vos pritraukiau ir iš karto aš su žolėm einu į jų pusę. Tai biškelį nepatogu, bet nu nieko. Reikia užveržti biškį, žiūriu. Gerai. Žiūrėk, kad galiu taip valtį apsukti. Netgi tokių pribombasų moku. Taip, tai jeigu matot, čia yra be proto daug ir mailiaus. Ir čia matot, yra tos žolės linų. Oho, kokių čia daug. O, mailiuko irgi pilna. Nu, čia biškį prisiparkuosiu kažkaip tai į žolės, gal manęs taip nenešios. Taip tai ir skaidru ir dugnas matos viskas. Gerai, biškį toliau. Tai va, čia kaip tai gerai tada. Užsidėjau tokią žalią spalvą, natūrali. Ešerį tokį imituoja, gaunasi. Oho, kažkaip toli masalą matau. Tai jeigu čia lydeką kaltų, tai matyčiau viską. Na ja, fainai čia. Pamiršau naudų purškalą pasimti, nežinau, kaip čia su situacija bus. Bet tikėkimės nepuls manęs labai. Aišku, kelnes pasiėmiau į ką ir mėgstinį, bet vis tiek gali būti karšta žvejoti. Dabar tai saulė, kai išlindo dieną, tai šalto buvo. Taipogi, išsilaikiau A1 kategoriją, tai gausit motovlogų. Tik tai dar turi ateiti man teisės, bet jo, kada aš šeštadienį išlaikiau praktiką, vairavimą. Tai tik tai teisų reikia dabar sulaukti ir pagaliau važinėti galėsiu vėl. Bus patogu. Naujų vietų pabandysim. Dabar keturtaktis pas mane Yamaha VR bus, tai tuo labiau patogiau. Kol kas nekibimo, tai plaukiam toliau. Bandom biškį kiton vieton. Čia va būtų visai faina vieta su plūdė, kokią pagauja, bet ten labai apaugę ir nu čia visai giloka, pasakyčiau jau. Net lelijos čia neauga. Bet tai čia būtų įdomu pabandyti. Nu, va, čia va dugną matau, bet tai čia va vien žolės. Vien žolės. Bet kai toks geras skaidrumas, paskui galbūt į vakaro pusę pabandysiu pamėtyti varlę. Nes kestantį masalą, tai nežinau, nepagavęs ant jo, bet kai taip skaidru, tai turėtų lydeką matyti. Čia negilų, tai to labiau. Plaukia kujytės. Gal čia tiek daug mailiaus, gal net nenorės, čia mano masalų. Gal kokį woblerį reiks bandyti tada užtvyčinti lydeką.
Balas mano išbluko, taip tai violetinis toks buvo, dabar jau labiau rožinis pasidarė. O, labai geras metimas. Dar su žuvim būtų. Žolių prilupau. Kai žolės įsiparkuoju, tai labai gerai, valtis visiškai nejuda, tai visai patogu tada. Bet čia... Nu, atsistot galima, bet čia labai nestabilu. Tai stovėt gal ir nelabai gerai. Nes dugnas pripučiamas, tai minkštas gaunasi. O, skaidrumas. Eik tu savo. Negalvojau, kad čia tokio skaidrumo vanduo. Viską tiesiog matai. Nu, pipėts vandens skaidrumas. Vau. Kol kas nieko dar. Gal čia pabandyti tvičint reikia? Bet nežinau. Taip apaugę turėtų, atrodo, kaltą lydeką. Aišku, jeigu jinai čia sėdi. Belijos dugną matau. Beveik. Tai jeigu ten jinai giliau sėdi, irgi turėtų pakilt. Bet neaktyvi. Pabandom. Nu, toks visai geras, atrodo. Jisai žalias, natūralus. Tik ar tvičinasi. Nu, tą pabandysim. Kaip tvičinčia su šitą valtim. Jo, reikia lelijas atsistoti. Nu ką, pabandysim tokį varliuką. Vienos akės čia nėra, bet, nu, nežinau. Aniokivimą vieną esu turėjęs. Pernai metais ežere. Dabar čia labai daug lelijų, tai pabandysim visi pamėtyt. Ir va tai va, gali lelijas mėtyti ir savo trauki ir va, daužai. Ting, 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 ting. Ir pagal viską turėtų ir lydekas rinkti, ir pagrindė tai su jos gaudo tuos basus Amerikoje. Sako, kad sunku pakirs, nes kabliukai labai vidų, na bet įmanoma. Ir o kas šiek laiko reikia paspausti ir vandenį išpilti iš jos. Nu, matot, užsidėjau didelę gumą. Čia ne galvakablio, čia burašką 5 gramų dar dasidėjau, nes, nu, man jinai neskenda, tiesiog be svorio. Čia ką turėjau, dėžutį tą užsidėjau. Tai šiaip dirba žiauriai gražiai, tik tai, kad didelis masalas, na, bet galvojau pamėtysiu, pabandysiu. Tai gali didelį leką būtų ir susigundytų. Nu, legaliai tai tikrai turėtų mano tokį čiupt. Ne gal 16 cm kokiam. Eik tu savo. Užsidėjau mažesnį guminuką Savage Gear'o. Palivalti leką. Bandė čiupti, aš ištraukiau kaip tik. Nu jo. Šiek tiek buvo krapnot pradėjo, bet dabar kaip ir nurimo. Kol kas nieko. Reikia užkast. Kur tik lelijos ten ir eglutės. Čia gilis gal 8 comų. Čia per vidurį lelijos labai paaugo. Kai pradžią žvėjau šitą vietą pirmą kartą, nebuvo. Vos kelias. O va čia va dar kai su dugninė mėčiau. Nežinau, čia va plauksim. Ir pabandysim po truputį mėtyti. Nu, čia nelydeka. Oho, visas dugnas tokios žolytės. Ar jau aukščiau meškerę pakėlus traukt gaunasi? Nenoriu kabinti. Čia biški, kol kas matau, normalesnis dugnas. Aišku, čia seklu. Bet lydekas sėdėtų čia, manau, rojus, bet tai. Kiek be mėčių ir be medžio buvau užmetęs pataikęs taip. Tai nekibimo kol kas. Šiaip net pačiam keista, nes tokios perspektyvės vietos, va medžiai dabar čia palinkę. Ir kol kas nekliovo. Nieko, nuplaukt galiu, tai ne problema. Šaką kažkokį pridolinau. Čia ledekais dėl daug šansų, bet tai čia labai daug šansų vos į metus. Ir jeigu jinai užkiptų, kad jinai, nu, tiesiog įbėgtų už šakų, slėptis ir įkabintų mane. To į lankelį įplauksim, žiūrėsim, kas ten gero. Ten niekad nebuvęs. Oho, dugnas viskas matosi. Medis įgriuvęs, net nemačiau, užmečiau. Leidau nuskęst masalui. Šiek tiek.
Rankas nusivariau, nežinot, kai castingą mėtai, visą va už čia ėmi, kai valo yra vandens, ranko šlapias labai. Oho, čia kiek medžių, o, šeriukas. Mailiukas plaukia. Oho. Dugną neįmečiau. Visai ten. Ištraukiau. Nu, bandom naujoje vietoje. Gyvenime nežvėjau, aš čia esu. Čia tai seklova. Čia žinot, kai upė būna. Čia net srovė šiokia tokia yra, matau. Ką plaukiam toliau. Galit parašyti komentarus. Pasiūlyti kokių video padaryti, kokių žuvų pagauti, dar kažką. Nes, nu, pabiškai kažkaip man tos idėjos dinginėja. Vis sunku sugalvoti, ką pažvėjot. Taipogi šitas castingas, žinau, kad bus klausimų, tai iš AliExpreso prieš 2 metus pirkęs, 2022. Tai šiaip pusę velnio, sakyčiau, visai fainas. Tik tai kotas tikrai ne nuo 10 iki 30, o daug daugiau. Nes šiauriai galingas ir kietas toksai, tai su jo tikrai daug daugiau gali užmest negu ten 30 gramų, manau, ir 60 galėtai pamėti ir taip toliau. Nes žiauriai toksai galingas. Nu, daug nesusilenks, vienu žodžiu. Gal kad nors čia pavyktų atvažiuoti vietą, tiesiog žvejybai pasidaryti suplūdę kokią. Nes dabar transporto visiškai, žinokit, neturiu, dviratis ir viskas, o nu, vairas yra, bet teisės dar kol atsiūs užtruks. Galėjau iš karto darytis, kad greit atsim, bet tada reikia regitrą važiuoti. Na, bet jau laukiu, nes vairo bus toks kaip projektas. Vos ne. Grafikos, visokios spalvinimai bus, taip toliau, tai labai daug ką keisiu. Tai bus įdomiai. Nu, nežinau. Dangus darosi juodas. Vėjas kyla. Ar tik tai to lyt nepradės. Gal dar audra kokia pasidarys, tai iš viso bus negerai. Užsidėjau čia woblerį. Na, ne woblerį, čia toks tai čia beitas. Iš karto žalės turėjau užsikabinti, atsikabinę. Bet čia visiškai gylio nėra. Kur be traukčiau. Nu, skaitykim, 0,5 metro iki metro gylis visur. Eik tu savo, nepatikėsit. Ką tik ištraukiau lydeką, tai parodysiu, nufilmavau su telefonu. Lietus belenkaip užklupo ir kamera buvo pasirodo išjungta. Ne, nu, dundukas aš. Pipėt, dabar sėdžiu po krūmais. Laukiu, kol lietus nurims. Ai. Galvau, kamera įjungta. Jo, papa, dar tokia graži lydeka, legali pastvėrė. Va, ant šito džerbeito. Ir dar kibimą galvau, viską nufilmavau. Pasirodo, nieko nenufilmavau. Nei kaip traukiu, nei ką. Ne, nu, kaip nesiseka. Dabar lyja. Nežinau, gal vėl stipriau pradeda. Gal dar vieną kokią pagausiu, kad galėčiau parodyti, bet tokia nesąmonė. Taip gražiai stvėrė šitą lydeką. Kovoja taip normaliai. Galvau, parodysiu viską. Lem, pasirodo, kamerą išjungęs buvau. Ne, nu, pipėts, aš sugebu. Nu jau, babiški rimsta. Kuprinę šlapę mano uždėjau. Kelnes, kur pasėmęs buvau ant jos. Plaukiam iš čia. Klupėjau biški, bet nesėdėsi visą laiką. Stiprų lietų bent jau praleidau. Dabar galim žvejoti. Ir va ten, va tiesiai priekį, va taip per vidurį pastvėrė. Gaila. Tokia nesąmonė, man kaip visada kažkas tai turi atsitikti žvejybai. Kad visa žvejyba normali būtų, nebūna man. Vis tiek kažkas tai nutiks. Tai va dabar tas pats. Bet tai smūgis, tai wow buvo. Irgi paleidau. Bet juda maslas, tai žiūrėkit, kaip kokia gyvatėlė. Pasaka. Nežinau, šiandien nei pavadinimo, nei ką. Dėdės jau kalėdam padovanojęs buvo. Iš kelis metus. Pernai ir užpernai irgi buvo tėtis pagavęs ant jos lydeką. Tai dirba. O čia kiek žolių. Daug. Skaidrumas vandens, tai wow, irgi. Vien žolės paviršių. Taip seklu visur. Net suplūdę nelabai pažvėjosi. Net su paviršiu einant masalų kabinasi žolės. Antra barzda šiandien. Vėl vėjas kyla.
Žiūrėk, vėl lietaus tik nepaduos. Čia šiek tiek jau ir giliau, ir biški žolių mažiau. Biški fainiau jau. Kalė. Eik tu sau. Ne, mano graibštas. Eik tu peklan. Graibštą tiesiog paleidau. Eik tu sau, dar vienas lydis. Iš po lelijų kalė. Guminuką šį kartą paėmė. Gerai, gerai, pasidėk. Blemba, nu. Pasiramink. Ramiau. Op. Dar vienas lydis. Šitas, nežinau. Tai irgi legalus, tai tikrai, žiūrėkit. Kokio dydžio per visą mano graibštą ilgio atveju. Be gražuolė. Nu va, 2 pagavau. Bet kad pagaut reikėjo, nežinau, kiek čia laiko pramėtėt. Eina savo. Ir va čia va. Užmečiau čia į tarpą lelijų. Ir parbėgo tiesiog. Mačiau kibimą viską. Gerai, vienas nenufilmau, kitą nufilmau. Jau linksma. Tikiuosi, tik turėtų šitą tikrai būti nufilmuota, nes bent jau rodė, kad filmuoja. Tai tas gerai. Ir dabar čia dar apmėtysiu šiek tiek daugiau, čia labai apaugę, tai reikia čia pabandyti visur. Nes čia žolės šiek tiek giliau, tai netaip turėtų kabintis, nu kol kas nesikabina visai. Ką mano ryte garsus daro. Iš kaskingo iš Shimano pasidarė. Va ką galiu pasakyti, tai pasisekė, kad graibštą pastebėjau, kad iš vandens išmečiau. Iš valties išmečiau. Nes žiūriu, skęs pradėjo jisai. O aš lydeką bandau ištraukti. Ten durnai biškį padariau, bet gerai, nepaskandinau. Nes čia, manau, pėtakinis, tasai nedidukas, tai va į tokią valtį įsidėt, nu patogu. Ir vis tiek geriau negu su ranka tą žuvį imt. Ištraukt patogiau. Tai kodėlgi ne. O, čia kaip apaunga. Vien žolynai. Čia vėl kabinasi. Tas žolės. Reikia ten mėti, ten nesikabina. Neša mane kitą pusę. Dar atgal parplaukt reiks. Na, reiškia, šitas žalias guminukas dirba. Tas yra gerai. O, geras metimas. Tik tai galėtų manęs nenešt. O, turiu! Aik, tu įsikabino. Bet dar turiu. Valtis sukasi, aš sukuos. Jinai žolėse. Man rodos dar yra. Gal jau ir nebe. Eik, yra. Ir kaip ją reikia pasemt, kai jinai žolė. Žiūrėkit. Mažytė. Op. Bet dar vieną. Atrodo, blemba, ramiai. Įsikabinus, nes tai prilupytė, kai man čia neatsikabina jinai. Mažiausia, žiūrėkit, dar pažeista. Irgi kažkas tai kalės. Man reikia naujos kameros, nežinau, nes neįsivaizduojat, kiek šį mėnesį problemų su ją turėjau. Irgi nefilmuoja, neišsaugo. Na, žodžiu, matyt laikas atėjo jai. Tai tikriausiai jau toj
reiks iškeisti naują GoPro. Ne tokį ir Pro. Vieną bateriją iš viso kažkas tai buvo, tiesiog, žinot, iš GoPro reikia išimtos baterijos ir tas dalykėlis, už ko suimi, kad ją ištraukti. Tai sugebėjo visas tas nulūžt šonas. Tai vos baterija išlūp paskui išėjo. Dabar su vieną tik tai filmuoju ir powerbanką prisijungęs. Ir tai problemos vien. Nesuprantu, kas čia negerai su ją. Galvoju pirk kažką kito, ne GoPro jau. Nes su jų baterijų laikomumu tai vien problemos. Žiemą visiškai nelaiko, be powerbanko skaityk net nepažvėjosi. Nes, tiesiog per kelias minutės sugeba bateriją visą išsikrauti nuo 100%. Aišku, pas mane 8 GoPro, tai gal tas kažką turi su to daryti. Bet vis tiek, su naujesniam nieko geriau esu girdėjęs. Laukau atgal jau. Valandų daug. Po 9. Tai darau čia va, matau tarpą neblogą, tai bandysiu ten pamėtyti. Ir tada plauksim, gal dar pamėtysiu ten, kur pačioj pradžioj gaudžiau. Gal ten kažkas tai irgi bus įdomesnio. Dabar ant vakaro. Čia va, faina vieta. Tuščia. Lelijų atrodo nėra. Kas čia? Lyg kibimą jaučiau kažkokį. Net nesupratau. Ai, ne, čia yra medis nugriuvęs. Va, ką aš čia jaučiau. Ir galvoju. Kas čia jaučiasi. Tai nežinau, ar čia gal upelis koks, ar kas čia. Valanda žiūri, dar toliau eina. Ne, čia tik taip atrodo. Čia va medis. Nugriuvęs. O, kažkas sujudėjo. Vos man užmetus, bet aš su žalėm. Kažkas čia išsivertė. Pum, tik tai. Buvo. Kažkas ir šovė. Gal ne lydeka čia? Lemba. Gerai užmetęs buvau. Va vėl. Gal kam atrodo, kad ir nesąmonės čia darau, bet dažniausiai su tokiom nesąmonėm aš ir pagaunu, tai suprantat. Tikriausiai, kodėl tada tokias nesąmonės kartauju. O! Tik užmečiu ir užkybo. Bet tai labai mažytė. Kokiu 30 gal comų lydekiukas. Užmečiu, net nespėjau trauk pradėti. Kol kamerą nujungu iš karto atsipurtė. Nu, va, 4 būtų lydeka. Tik tai, kad jos neištraukau jau. Nieko. Nedidelė tai. Nieko ypatingo. Nu, bet lydekaitė. Smagu. Pirmiau nepaėmė, dabar paėmė. Dar čia irgi pramėtysiu, tada aišku jau mėčiau, bet nežinau, gal pasikeitė skonis žuvies. Gal dabar jau nori. Turiu. Mažą, bet turiu. Oho. Вот это мегалодон. Просто мегалодон. Nu va, da vieną. Nu ką. Išmesiu dar meškerę, bet jau nebe mėtysiu pats. Galvoju, pabandysiu pavelkiauti. Plaukdamas atgal. Bet vien žodžiu, šiandieną video baigiu. Jei dar pagausiu, parodysiu, taip tai šiandien viskas. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirštam laiką, subscribe mygtuką paspaust. Ačiū visiems už 10 000 prenumeratorių. Labai didelis skaičius. Bandysim toliau kilt. Žiūrėsim. Tai va, ačiū visiems ir nežvyno.